Sveiki, sveikėjėliai ir ne tik. Esu Alikantėj, pabuvau porą dienų pas bičiulį tokį, pasikvietį svečius, tai pailsėjau namuose, nes jau buvau pavargęs, važiuoti su juo. Reikia dabar tepalus pasikeisti jau jam, nes esu pravažiavęs beveik 5000 kilometrų. Ir kame svarbiausia, kad dabar važiuoju po servizus, aišku, čia į dabar nelabai kas ir gal pakeisti, tai nežinau, reikės pačiam pasikeisti tada tepalus. Šiaip tai aš pats ir planavau pasikeisti, bet kur juos utilizuoti paskui, nu, kažką sugalvosim, tai nusistačiau dabar link Andoros važiuoti, yra apie 500 kilų, nu čia ne iki pačios Andoros, aišku, tiek, tai varysim. Kažkur da užsuksiu pavalgyti, nežinau, šiandien labai karštai, kažkur baisiai neskubėsiu, bent 500, jeigu nuvažiuosiu, bus gerai. Nenuvažiuosiu, irgi bus gerai. Gerai, varom. Atvariau greitai iki McDonald'ą, nes pakeliui vis buvo, tai labai tingėjau kažkur važiuoti, kažką ieškoti, mandriau pavalgyti. Mačiau, čia reklamavo su daug sūrių, tai kadangi sūrio mėgėjas esu, tai o reikia užsukti paragauti. Nu, neblogai. Eisiu geldi. Reikia vandens nusipirkti, užkas kažką, nes vakare planuoju su palapinė, man atrodo, kažkur apsistosiu išmiegoti. Tai sumokėjau čia už viską 13 eurų, kas ant stalo ir tai. Nežinau, nėra brangiai, bet ir nepigiai. Sustojau biškį į bekelę. Kokią bekelę? Autostrados pakelę. Tai čia antiek atėjau pavalgyti sultyčių, nusipirkau. Sausainių nusipirkau. Nes degaliniai biškį užkast. Aišku, sultis nebus tokios kainos kaip Marokė, bet jūs čia pažiūrėjus, kokie čia šiukšlynai to Ispanijai. Aišku, ne visur, bet daugumą mačiau. Nors iš šiukšlinės pastatytas, bet vien šiukšlės. A ne, jį tikrai bomžą. Užkasiu biškį ir toliau judėsiu. Dar reikia pasižiūrėti, kur nakvosiu, nes dar net nesusiradau. Tai susirasiu kažką, būt gerai kempingą kažkokį susirasti. Tai reikia eiti žiūrėti. Ką jūs? Aš tai niek, va. Važiavau iki tikslą, į nedavažiavau Kimarinu kažkur kalnuose. Bevažiuodam sakau, reikia tepaliuką pasikeisti, nu kaip ir viskas okei, viską turiu, tepaliuką turiu, filtrus turiu. Atsisuku, pasikeičiau, kaip ir viskas okei. Ir netyčia vieną varžtą pertempiau tokią dangtelę. Vienos pusės niekaip negaliu pritempti. Tai jau dabar kokias 2 valandas konstruoju čia vidury nieką. Mašinas ten ne autostrada kažkur čia kelys iš tikrųjų. Ne čia, bet ten toliau čia kažkokia aikštelė. Tai va tai, biški nervai im, biški liūdesysim, nes jau beveik 7, toj pradės tempt. Ir jeigu nepavyks taip greit susitvarkyti, tai nu bus didelis gruzavyks, ką aš be pasakysiu. Tiesiog, nu čia reikės ant to asfalto statyti palapinę. Ir ką, įmiegoti, o rytoj ryte nežinau. Net neįsivaizduoju, kad čia be padaryti reikės. Aš galvoju, kad sutvarkysiu gal šiandien. Būt gerai susitvarkyti šiandien, nes tuos kalnus čia vienam kimarintai visai nelinksma. Da pravažiavo 3 ispanai pravažiavo, 2 visiškai pravažiavo, 3 sustojo, pašnekina ispaniškai. Sakau, šnekė angliškai, kai įdėjo per gazą į nulėkį. Galvoju, nu jo, norėjau suteikti pagalbas, bet suprato, kad užsienietis, galvoju, niečia, ko jiem padėti. Gerai, einu kažką bandyti gimdyti, gal kažkas pavyks susitvarkyti, nepavyks kažką. Ir reikės galvoti. Gerai, iki greito, jeigu susitvarkysiu, tai šiandien iš kempingą pafilmuosiu. Kas susitvarkiau motociklą, jau nuvažiavau, susiradau kempingą. Rodį, čia turiu tokį Parking for Night vadinasi programėlį. Daug jį ir
žmonių pažymėję kempingus ir čia tokių neblogą buvo pažymėję nemokamai, bet tai čia atvariaus neįsivaizduoju, čia pas ūkininką pravažiavau pro kiemą. Pro kiemą užkilau čia kažkokį kalniok, čia dabar atvažiavau pas ūkininką į čia kažkokie griuvėsiai. Čia iš visų kelis nebepravažiuojam, aš ten su mūsų negaliu net pravažiuoti. O ryšia nės, kai tik dabar tai bandysiu važiuoti atgal į miestelį ir bandyti ieškoti kempingą, nes jau 8 valandas, tai toj pradės temti ir bus nefainiai. Gerai, varom greičiau, susirandam kempingą. Nu ką, pasiėmiau viešbutuką, turėjau pasiimti tą kempingą, bet esmė tokia, kad ten buvau užgrybavęs, nu ne, šiaip tenais tą programėlį, kuri ir kempingų. Tai viskas ok, ten nusispaudžiau, kad atvarau į tą kempingą ir ten į fermas tas, kur nuvedė. Jau paskui žiūriu, pradėjo, nu jau vakaro, taip galvoju, kol nuvažiuosi, kol tu susirasi palapinį, pasistatysi ir ateis vėlą naktis, net nematysi iš tos palapinės, kur pastatytai. Ai, sakau, pasiėmam viešbutį, jau šiandien visą dieną pavargęs, į tuos servisus važiavau, tas mocis ten kalnuose, man ten bėga tas tepals, kol sutvarkiau, kol ką, toks nusikaliau šiandien nežmoniškai, tai varau, kažkur aš varau pavalgyti į miestą, einam pažiūrėsim, gal kažką miestą rasim skanaus, nes mačiau grinai pačiam centriuke esu, tai nusileidžiu iš viešbučio ir vien barai visokie, tai varom kažką pavalgyti. Užsisakiau kažkokį, nežinau, ne pats nežinau, ką užsisakiau, nes viskas ispaniškai buvo. Sak, parodyk, kas kaip atrodo, sakau, duok tą jį, bet kurį sako su beikonu bus skaniausias. Nu, kažkoks, neįsivaizduoju, kas šį. Valgiau. Ganėtinai neblogai. Tik to nesupratau, trapučia. Nežinau, nei traputis, aš neįsivaizduoju, iš ko jis ten buvo iškė. Net lyg bulvių sakyčiau, bet per daug kietą, neturiu žalę supratimą. Tai tas ir vieną alaus koronas pasiėmiau, sumokėjau 14,60 €. Bet tas tai buvo visai skanus, sako, jums tipo su beikonu ir sako, tau patiks, tai tiekite susišnekėjom, ispaniškai pasakė. Tai pasiėmiau tą ir šiaip visokios ten mėsos buvo, ten plėšyta kažkaip. Ir vištiena, į kiaulieną, man atrodo, plėšyta. Beikono buvo, tai visai gerai. Einu kažką nusipirkti, skanos į viešbutį. Čia ateini pas tų ring-ding-dongų, tai nelabai įčiai tai parduotuvėje, ką žiūrim nusipirkti. Kažką norėjau atsigerti, kokių, nežinau, sausainį perkastą rytoj rytą. Nu, rytoj rytą tai gal į tą. Nueisiu kažkur papusryčiau. Nu ką, grįžau iš miesto, pavalgiau, daug sakau, parduotuvę. Pasiėmiau kažkokių riešutukų buvo su sūriu. Tai pasiėmiau, biškį pasneikinti ir eisiu pailsėt. Jum tai užtruks 3 sekundės, o aš pailsėsiu iki greito. Nu tai labą rytą, jum tai greit praėjo. O aš tai gerai įsimiegojau. Susidėsiu dabar daiktus, tiksliau baigiu susidėti. Ir reikės eiti išsiregistruoti iš viešbučio. Ir varysim iki parduotuvės, reikia kažką nusipirkti, sakiau, kelionį į vandens. Kažką gal pagramsnuot kartais, kai sustoju, kai nereiktų degalinį pirkti. Varysim link Andoros. Andorai, žinau, biškį pasivaikščiot, paslampinėt bus mano aplankyta 29 valstybė jau.
Tai ganėtinai nemažai planavau 30 aplankyti, bet iki Monaką, da jį gers gal suvažiuoti ir ten net nepakeliui, aišku, jis magaunas. Tai tiek to paliksiu Monaką kitam kartui. Da jį nemažai Europos aplankyti, reikia kažkada jį planas aplankyti visą Europą. Tai gerai, ką kraunamės daiktus, einam prie moco. Važiuodams link Andoros tokį gražų miestelį pamačiau, kurį važiuodams. Sakau, reikia sustoti, žmonės valgo, pusryčiauja. Tai pasėmiau kavikės ir sumuštinį. Tai biškį užkąjusi, pavalgysiu ir važiuosiu toliau link Andoros. Nu, sumuštinis atrodo labai gardžiai. Skanos man. Nu, užkandom biškį, visai neblogs tas sumuštinis, tai kad tie batonai pas jų tokie kietokie, tai mano gomuriai kenks. O už kavą į tą sumuštinį 5,20 € sumokėjau, tai man patinka tokius mažus miestelius atvažiuoti, nes kainas tikrai būna mažas ir geras. O ką skaičiau dabar apie Andorą, tai Andorą turim mažiausią PVM, ten 4%, kai Lietuvoje 21%, tai Andorai kainas daug mažesnis. Šiaip pažiūrėjau visokius būstus, tai labai pigiai. Tai nežinau, varau į Andorą, nu gal liks Andorai, net neįsivaizduoju, nes turėtų būti faina, ten vien kalnai, tai varom. Lithuania. Lithuania? Yeah. Atvykau į Andorą, nu faina šalis, vien kalnai, nu šalis kalninė, nežinau kaip čia įvardinti, yra mano aplankyta 29 šalis. Alkoholis supakuotas su cigaretais, kiek gali išvežti iš karto. Na įdomi. Žiūrėk, tu gali savo įpakuoti, jeigu nori. Hi. Hi. Hello, can I help you? No, just I watched the prices from Andorra. This is my first time here. Okay, welcome. 12 eurų. Biškį sustojau, nes ir šalta, iš 33 laipsnių važiuoti į 15 rodama jo. Tai šalta tuose kalnuose, bet tai jūs pažiūrėkit, čia vadinamas motociklininko džiaugsmas. Tokie keliukai vien zigzagai. Jūs pažiūrėkit. Čia rojus. Andora ir viena mėgstamiausių mano šalių aplankytų iš visų 29. Čia antiek į faina, kad kažkoks dievo kampelis sukurti. Gerai, biškį apsireng, nes vėsų po maikį, po striukę važiuoju ir nebelabai malonu.
flag high, march through fire, never shy. Battle drums pound in our hearts, charge into fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. Nu ką, atvažiavau į buveinę, kurią įsinuomau. Nu, nuotraukose, kaip žiūrėjau, tai buvo ledovas. Nu, atrodo, bus tikrai fainas. Čia atvarau. Mokėjo gražiai sufotkinti iš visų kampų. Nu, vienam trys viename aš vadinu, tai ir virtuvė, į miegamasis, į tualets, ir salions, viskas, kas tik nori. Tai, nu, šiaip Prancūzijai kainą žinant, tai 50 eurų, nu, normaliai. Mes čia pas jų šiaip tai brangu viskas ir į kiemą tokį turim. Tai, nežinau, visai fainai pasistačiau mocą, nei tašį nereikėjo nusimti. Vieną tašį nusėmiau, nes reik rūbus dabar įsiskalbti, paėngiau skalbti, einu į miestą kažką pavalgyti, nes tai valgyti noriu kažką. Nežinau, eisi gal biškį po miestą pasivaikščioti kažkur. Gerai, varom iki miestą. Išėjau pavalgyti. Nieko gero, čia tose gatvėse nelabai randu, nes daug rašė, kas nuo 7 atsidarė, kas nuo 8. Į vakarą pusę matomai po darbų, nes susakiau tiesiog bet ką, kad taip pavalgyti, tai biškį užkasiu ir eisiu į miestą nepasivaikščiot, kažką pažiūrėti, gal kažką parodysiu jums. Gerai skanaus man. Na, užvalgiau. Sakau, reikia eiti pasivaikščioti, tai sumokėjau 15 eurų už tą komplektą bulvytės gėrimą, tą kažkokią nesąmonę. Jaučias, kad penktadienis žmonės barose sėd. Smagu, man dabar pakolkas. Da, kiekviena diena kaip penktadienis, tai varau. Einu į miestą kažkur praseit nelabai. Gaudaus, kur čia kasinės, pažiūrėjau navigacijai. Nelabai suprant, kur čia koks senamiestis, centrinės gatvės, kažką pamatyti. Tiesiog einu, kur kojas neš. Ir gal kažką rasiu. Šiandien pasivaikščioti į centriuką, žiūriu, vestuvės vyksta. Visai gražus signalį. Ne kasdieninė, arba čia kažką filmuoji. Žiūrėkit, kokia gatvė. Įdomi. Folijas pririšta, šmirga, šmarga. Nu jo, čia galėjau gal toliau paeiti dėl maisto, būčiau radęs kažką įdomiau, o dabar, na nieko, pavalgiau, prasivaikščiosiu, da kažką skaniestą kažkokį suvalgyti, nes noriu kažką pabandyti, tokie nekasdieninė. Eina savo vis, tiek žmonių daug, aš galvoju, kad tenais kažkoks centriuks, bet da, paėjau kažkiek žiūriu, kad centriuks buvo už gerą kilometrą. Tai varom pažiūrėti kažkur kažką gražaus. Lagas ant kiekvieną kampą. Policijas visur, mergas mušas, bernai mušas. Nu nebūt Prancūzija. Čia. Ta policija tik atvažiavo pas vieną, čia tokia mergą nuramina. Kits toks benamis čia ant visų raunas. Ta yra, aš kaip vėl ten.
Čia tiek ir ta Prancūzija, sakau. Tikriausiai viena nemėgstamiausių šalių man. Tokia bezabrazija. Visi pykstas, pešas, daužos, mušas. Ateitų, va, ramiai savo įkaltą liuką. Tai jie liuką prikal jau jiem kupų namai ir kai Marokė nie alkoholiai nieks nesimuš. Visi linksmina savo. Čia kaip besmegeniai. Duodas, nebežinau, kur vieną gatvę jo, bet noriu pareiti per kitą gatvę, tai bandysiu per kažkur eiti. Tiesiog biškį pasivaikščiau po senamiestį, nėra ką pafilmuoti tokį įdomaus, ypatinga, tai varau namo, sumontuosiu tikriausiai video ir reikia dar pasidėlioti tikslų planą rytoj, nes dabar dėliavaus biškį. Tai taip žinau, į kurią pusę važiuosiu, bet reikia tiksliau susidėlioti viską. Beeinam suštikau tokią gražią vietelę prie tilto. Ir ten, nežinau, kažkokia nei pilis, nei nepilis, kažkokie valdovo rūmai. Šiaip labai gražiai naktį atrodo. Šiaip tos gatvės palei upę, visas gražias. Visi jaunim sėd, čilin. Prophecies have been fulfilled, Rastafari done bust the seals, Open your eyes, look over land and seas, behold the ice, gold and green rainbow. It surrounds the golden throne of the lion, no man can defeat the superman. Grįžau iš parduotuvės, nusipirkau. Naidams iš miesto nusipirkau biškių produktų. Rytoj pusryčiam į pietum. Ir ką gerai? Sakau, ką gerai? Gerai tada iki kažkada. Like, follow, comment. Davai.